klaidos aš siūlyčiau nedaryti, nes tai yra klaida, nes realiai su metais darbingumas mažėja, sveikata, nėra negerėjanti. Aš savo atveju, tai aš paimsiu žmonos, aš nupirksiu vaikams butą, nes mūsų dar amžius, dar mes turime iki 55, dar 10-12 metų, kur tu gali tą sumą atgrainti, jau gali atidirbti tas pačius 20-30 tūkstančių. Tai mano toks paskaičiavimas yra. Faktas, kad įtaka viešam sektoriui arba viešiem pinigams irgi jinai turės. Ir kada mes tvirtinam jau su Palucku Gintautu, kada buvo premjeras, mes su Gintautu tada jau dėliojamės, kaip gali išbalansuoti mūsų ekonomiką. Ir šiandien jau išpildė žmonės prašymus, pirmam ketvirčiui pasibaigus, žmonės pradės išmokėti tuos pinigus. Ką tai reiškia? Tai ateina vasaros sezonas. Ir žmonės, kaip puikiai žinom, vasarą mėgsta pas mus ką daryti? Išlaidauti. Man tai tas irgi nepatinka, ar nebus taip, kad žmonės tiesiog gavę pinigus, juos pradės leisti. Ir tada jau pradeda pas mus Lietuvoje kilti prekių paslaugų kainas. Taip, valstybei, mums, biudžetininkams, mums labai gerai. Kuo kyla didesnės kainos, tuo reiškia didesnį PVM, mes nuo jūsų pasiimam savo biudžetą, tuo daugiau pajamų gauna biudžetą. Viskas yra tvarkoje, iš valstybės pozicijos yra viskas tvarkoje. Bet aš iš karto jau žiūriu 27 metus į antrą, trečią ketvirtį, tiksliau trečią ketvirtą, ko gero reikėtų tai sakyti, kada bus pasibaigus didžioji dalis pinigų vidaus ekonomikai, tada mums pritrūks apyvartinių. Ir tada praktiškai kas? Ekonomika pradeda sėsti. Ir kad nebūtų dirbtinai iškirta infliacija, dar su Gintu mes tada bandėm šnekėti su Latvijos estais, tai yra dėl kuro akcizų. Ir Lenkais, atsiprašau. Su trim valstybėm mes buvom šnekėję, ar įmanoma su visais premjerais susitarti, kad ne tik, kad pas mumis didėja akcizas, o akcizas didėja todėl, kad dar Ingridos Šimonytės laikotarpiu buvo numatyta karo gynybos dedamoji kaina su padidintu akcizu, bet kartu, kas atsitinka, jeigu Lenkai nedidina, Latvija nedidina, skirtumas tarp Latvijos ir Lenkijos, tarp Lietuvos ir Lenkijos atsiranda apie 20-25 €. Tai ką mes padarėme lapkričio mėnesį, valdančioji dauguma, kurį pasiimti, dabar esame valstiečiai, žalieji, krikščioniškų šeimų, Nemuno aušra ir socialdemokratai, dėl ko čia vėl visiems užpakalį nešti, kaip pasakau, blindos užpakalius jiems kaso. Tai ką mes padarėme? Mes teigiai sutarėme, kad reikia įšaldyti akcizą didėjimo kurui, nes